Mišelė sako, jog jos prognozės visiems zodiako ženklams bus ypatingos. Mat kone kiekvieno jų laukia dideli pokyčiai gyvenime, ypač asmeninėme. Jei pasak Mišelės iki 2015 nieko blogo nepadarėte, niekam nenusikaltote, gyvenote sąžiningai ir esate vieniši, tikrai sutiksite meilę. Tiems, kurie savo antrąją pusę jau atrado, ateinantys metai tik padės sutvirtinti santykius. O tiems, kurie nesijaučia ramus ir abejoja savo partneriu, ožkos metai viskas savaime išsispręs. Jei gimėte po avino ženklų ir esate moteris, Mišelė patarė ateinančiais metais pasistengti mažiau demonstruoti fizinę jėgą ir lieti emocijas. Jei būsite švelnesnės, moteriškesnės, ypač jei esate vienišos, pasak astrologės, laimėsite kur kas daugiau. Avinai turėtų labiau išmokti išnaudoti savo sugebėjimus ir talentus. Jiems tai sunku padaryti, nes jie mėgsta demonstruoti savo stiprybę, jie kariai, o aplinkiniams tai ne visada priimtina. Tačiau ateinantys metai avinams pažers daug dovanų. Jiems netgi bus sunku jas priimti. Daug pokyčių asmeninėme gyvenime. Ar jais avinai džiaugsis, priklausys nuo to, kaip jie su tuo susitvarkys. Kaip jie susitvarkys su savo jausmais ir kiek bus sąžiningi patys su savimi. Gera žinia tiems avinams, kurie jau kurį laiką vieniši. Ateinančiais metais užmėgsite neįtikėtinus santykius. Jaučiams kitais metais reikėtų būti atsargesniems. Didžiausi pokyčiai gali įvykti būtent asmeninėme gyvenime. Tad kaipgi elgtis, kad širdis neliktų sudaužyta? Jaučiai ateinančiais metais gali pakeisti savo nuomonę apie tai, kokio partnerio jie nori. Asmeninėme gyvenime jiems reikia sukrėtimo, galbūt net ir naujos antrosios pusės. Nors jaučiai mėgsta saugumą ir stabilumą, bet štai kiti metai jiems žada didelius pokyčius. Jie pažvelgs į savo vidų, kokių santykių jie iš tikrųjų trokšta. Įdomu yra tai, kad į jų gyvenimą gali sugrįžti koks nors žmogus, kuris jau buvo pamirštas. Arba gali nutikti taip, kad jie sutiks tokį žmogų, su kuriuo bendraudami, jausis tarsi pažinotų jį visą amžinybę. Dvyniams astrologė Mišelė Knight rekomenduoja kuo mažiau mąstyti ir blaškytis, o daugiau daryti. Dvyniams labai svarbu bus tai, kaip ateinančiais metais jie į viską reaguos, ne protu, o širdimi. Dvyniai labai dažnai į viską reaguoja pasitelkdami šaltą protą, neleidžia savo pasiduoti jausmams. Pats svarbiausias patarimas, kurį galėčiau duoti dvyniams – atsipalaiduokit, išliekite savo emocijas ir įgykite daugiau pasitikėjimo savimi. Turėkite ne tik idėją, bet ir jėgų ją įgyvendinti. O štai vėžiai, pasak Mišelės, galės džiaugtis taip ilgai lauktą sėkmę. Vėžiams artėja labai geras laikas. Jie galės atsipūsti nesukdami savo dėl nieko galvos. Kitais metais jie atgaus prarastą pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Asmeniniai santykiai taip pat klostysis tiesiog puikiai. Vėžiams lengvai seksis užmegzti naujus romanus. Taip pat matau daug gerų pokyčių jų karjeroje. Iš tiesų, vėžiams ateinantys metai vieni geriausių, tegu jie to nepamiršta. Vieniši liūtai kitais metais neturėtų pražiopsoti progų. Būtent 2015 jiems bus itin palanku susirasti tokią antrąją pusę, kokios jie trokšta. Puikus laikas liūtui sutikti savo išrinktąjį. Taip pat ateinantis metai palankus pakeisti savo aplinką. Besibaigiantis metais liūto gyvenime buvo skirti tik namams ir šeimai. Tad dabar laikas judėti į priekį, atrasti dar ir kitų dalykų, dėl ko verta gyventi. Liūtai iš tiesų labai pasitikė savimi, bet ateinančiais metais jie supras, kad pasitikėti turi ir savo viduje, ne tik demonstruoti tai išorėje, kaip iki šiol. Išbandymai ir apsisprendimo metas gimusiems po mergelės ženklu. Joms, kaip sako astrologė, teks susitaikyti su savo praeitimi, ją išanalizuoti ir nebedaryti tų pačių klaidų. 2014 metais mergelių gyvenime buvo daug ginčų ir vidinių nesutarimų. Daugam dužo širdis, o praeities įvykiai jaudino labiau nei to reikėtų. Dabar laikas pabaigti svarstymus, kas buvo gerai ir kas blogai praeityje ir ją pamiršti. Antrasias pusės turinčios mergelės turi atkreipti dėmesį į tai, kokie yra jų santykiai su partneriu, ką jos iš tiesų apie jos galvoja ir ką jaučia. Jei jūsų santykiai labai ramus ir netgi nuobodus, pagalvokite, ar nevertėtų įsiklausyti į save, panagrinėti savo jausmų. Ne partneriui turėtumėte priekaištauti, o patyrinėti savo širdį. Jei jūsų santykiai nuostabūs, sveikinu, teisingai atlikote darbą. Beje, mano patarimas mergelėms, nustokite save kritikuoti. O štai vienas sėkmingiausių ženklų ateinančiais metais, pasak Mišelės, bus ne tik vėžys, bet ir svarstyklės.
Svarstyklės gali sutikti ypatingą partnerį, arba kitaip tariant būtent tokį, kokio trokšta. Mes visi esame labai skirtingi. Vieni ieškome pasiturinčio žmogaus, kiti intelektualo, dar kiti dvasiškai turtingo. Jei žmogus trokšta gerai apsirūpinusio turtingo partnerio, jis kaip tik tokį ir gali sutikti. Tačiau svarstyklėms norėčiau priminti, būkite atsargus svajodami ir ko nors norėdami, nes būtent tai gali išsipildyti. Todėl svarbu nuoširdžiai pagalvoti, ko iš tiesų norite. Pinigai ir padėtis visuomenėje dar ne viskas. Svarstyklėms nestiks įkvėpimo, todėl būtų protinga daugiau įsiklausyti, kogi trokšta jūsų siela. Ir nesvarbu, kas buvo praeityje. Svarstyklės jausis puikiai, tiesiog žinos, kaip reikia elgtis. Ko tik paprašys, tą ir gaus gimę ir po Skorpiono ženklu. Tiesa, Mišelė Skorpionams sako tą patį kaip ir svarstyklėms. Atsargiau su savo norais, jie gali išsipildyti. Skorpionų gyvenime svarbiausia bus darbas, karjera ir pasitikėjimas savo jėgomis. Norėčiau įspėti, jeigu skorpionai nepasitikė savimi, jausis bejėgiai, o jiems tai būdinga, jie arba valdovai, arba visai niekam tikę, aplinkiniai tai puikiai matys. Todėl skorpionams labai svarbu tvirtai atsistoti ant žemės ir pasakyti savo, jog tik aš esu atsakingas už savo gyvenimą ir už savo sprendimus. Tuomet viskas bus puiku. Beje, meilę skorpionai atras ten, kur mažiausiai jos tikisi. Jei svarstyklės ieško meilės puikiai žinodamos, ko joms reikia, skorpionai gali sutikti ją netikėtai ten, kur atrodo net neįmanoma jos rasti. Taip pat norėčiau pridurti, jei skorpionai nori, kad jų norai pildytųsi, turi susigrąžinti optimizmą. Ypatingas laikotarpis laukia ir šaulių. Jis bus toks, kuris pasikartoja tik vieną kartą per 12 metų. Šauliams kaip ir visiems, sekasi tai geriau, tai blogiau, bet kartą per 12 metų jie gali pajusti, kad fortūna galų gale atsigręžia būtent į juos. Aišku, nenoriu jų per daug pradžiuginti, bet būtent šio ženklo atstovams ateinančiais metais žadama didžiulė sėkmė. Taip pat gali aplankyti ir netikėtą meilę kelionėje. Ir būtent taip, kaip jiems tai paprastai nenutinka. Tai aišku labai jaudina, bet juk šauliams tai labai patinka. Dideli pokyčiai, pasak astrologės, laukia ir gimusių po ožiaragio ženklo. Išsispręs visi tie klausimai, kurie iki šiol nedavė ramybės. Ožiaragiams šie metai buvo išties labai sunkus. Jie turėjo susidurti su visai kitokia realybė, nei buvo pratę. Turėjo peržengti savo galimybių ribas, patikrinti savo jėgas. Tačiau 2015 metai jiems bus atradimų metai, gyvenimo pažinimo metai. Jie taip pat turės patyrinėti save, atsakyti savo į klausimus, ko jie nori ir kas jie yra. Ožiaragiams pasakyčiau taip, nesidairykite į praeitį, eikite tik į priekį. Metų viduryje jums plačiai atsivers visos durys. Nepamirškite to. O štai birželio mėnesį nedarykite nieko, kas jums neįprasta. Jei nesate tikras dėl asmeninių santykių savo partnerio, su kuriuo dabar esate kartu, žinokite, kad šiais metais viskas gali pasikeisti. Vieni santykiai nutrūks, tačiau užsimegs kiti. Net jeigu jūs nenorite nieko keisti, likimas tai padarys už jūs. Kokie bus ateinantys metai vandeniams, toks bus ir kone visas jų gyvenimas. Pasak astrologės, jiems derėtų prisiminti posakį, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Ir visus metus jo nepamiršti. Vandeniams laikas pagalvoti apie naujas idėjas, naują gyvenimą, nes šie metai bus, kaip sakoma, nauja pradžia. Tai bus puikia galimybė pakeisti gyvenimą kartą ir visam laikui. Nebūkite tuo žmogumi, kokiu buvote 2014-aisiais. Pakeiskite, sukurkite save iš naujo. To būtinai reikia. Vandeniai taps atviresni nei iki šiol, o viskas, kas susijęs su meilė asmeniniais santykiais, bus kupina didelės aistros. Na, o gimusiems po žuvų ženklų, astrologija patarė ieškoti ne balos, kurioje jie ko gero plaukioja, o jūros. Būtent ateinančiais metais žuvis gaus tai, ko taip ilgai troško, bet niekaip negavo. Jei dar neatradote savo meilės, dabar puikiai proga tai padaryti. Žuvis iš tiesų yra tas ženklas, kuris panyra į savo jausmus. Tačiau žuvis dažnai to, ko nori, to ir negauna. Ateinančiais metais viskas pasikeis. Tai iš tiesų atpildo metai. Todėl patarčiau nesitenkinti plaukiojimu mažoje balutėje. Raskite jūrą. Štai ką iš tiesų norėčiau rekomenduoti žuvims. Žvelgdama į ateinančių metų prognozes, astrologė Mišelė Knight pabrėžia, kad visus 2015 įvykius bus galima skirstyti tik į juodus arba baltus. Pilkos spalvos tiesiog nebus. O tai, ko patys sulauksite, daugiau gero ar blogo, priklausys tik nuo to, koks pats buvote iki šiol, sako astrologė. 2014 metai buvo labai keisti, net sakyčiau nedėkingi daugeliu atžvilgių.
2015 metais bus kur kas lengviau, tai partnerystės metai. Tačiau ji priklausys nuo to, kaip mes elgsime su žmonėmis, kokius jausmus sukelsime aplinkiniams. Ateinančiais metais būkite atidus. Galiu pasakyti, kad daugelis mūsų sutiks naujų žmonių, kurie gali stipriai pakeisti kiekvieno gyvenimą. Todėl reikia būti atsargiems ir atidiems. Vieniems tokie pokyčiai bus labai palankus, o kitiems apvers jų gyvenimą aukštinkojomis ir tai nepradžiugins. Kaip pasiseks konkrečiai jums priklauso nuo to, kokias gyvenimo pamokas jau esate išmokę. Nuo to nepabėgsite. Jei buvote netikęs partneris, jei skaudinote žmonės, jūsų partneris taip pat pradės elgtis su jumis. Ir tai bus ilgam. O ko mums dėrėtų pasisaugoti ateinančiais metais? Turite būti sąžiningi savo. Jei nebūsite, gausite, kaip sakoma, didelį antausį iš kosmoso. Kiekvienas mūsų turi draugų, kurie gali galvoti tik apie tai, kaip uždirbti pinigus. Tačiau jų santykiai netikę. Jie susiduria arba su jau įsipareigojusiais žmonėmis, arba tiesiog su netinkamais. Tai jų likimas. Tačiau šiais metais galite tai pakeisti. Jei sugebėsite išlaikyti balansą, jūsų laukia vieni ryškiausių metų. Ir pabaigai, Mišelė ragina įsiminti 4 magiškas datas, kurios bus vasario, gegužės, birželio ir rugsėjo mėnesiais. Kaip sako astrologė, nepražiopsokite savo laimės, kurią į rankas jums bruka pats likimas. Pirmoji data bus vasario 25. Tarsi pajusite skonį visų ateinančiųjų metų. Kokiegi jie bus? Bus labai netikėta. Vyks keisti dalykai, gali kilti puikių idėjų, tačiau tai tik pradžia. Nes po to gegužės 31, birželio 3 ir rugsėjo 5. Aš matau dvigubą pentagramą, o tai reiškia dvigubą galią. Būtent šiomis dienomis, kurias dėrėtų įsidėmėti, pasaulyje vyks šokiruojantis įvykiai, tiesiog stebuklingi. Tokie, kokie prilygs vaistų atradimui nuo vėžio. Tačiau tuo pačiu metu vyks ir įvykiai, kurie šokiruos blogąja prasme. That may be, shocking and not a good way happening in other places.